Šiame video aš jums papasakosiu, kodėlgi yra svarbu ateiti būtinai laiku tiek į lazerinės epiliacijos procedūras, tiek į elektroepiliacijos procedūras. O tai įtakoja mūsų plaukų augimo fazės. Ir jos yra 3. Tai yra anagenas, tai yra katagenas ir tai yra telogenas. Kartais mokslinėje literatūroje rasite netgi išskiriamą eksogeną, bet tai yra tiesiog jau pačio plauko iškritimo fazė. Taigi labai svarbu žinoti, kad plaukas šalinasi tik tais anageno fazėje. Kodėlgi tai vyksta? Nes būtent anageno fazėje kapiliaras atneša kraują su visom maistinėm medžiagom. Ir būtent tai ir yra mūsų taikinys. Tačiau, kuomet plauko stiebas jau pasitraukia nuo papilos ir atrodo maždaug taip ar taip, mes jau nebegalime paveikti plauko. Tai yra, jis vėl ataugs. Tai yra pati pagrindinė priežastis, kodėl ypatingai į lazerinės epiliacijos procedūras reikia ateiti būtent tada, kada yra vėl anageno fazė. O kaip jau minėjau prieš tai buvusiuose video, reikia būtinai sekti savo zonas. Tai yra į veido epiliaciją ateiti po 4 savaičių, į bikinio ir pažastų epiliaciją ateiti po 5 savaičių, o į blauzdų ir kitų vietų epiliaciją ateiti net po 6 savaičių. Taigi, išsisaugok šitą video, kad žinotum, kodėl tai yra svarbu ir tavęs negalėtų apgauti joks kitas meistras.